Labadiena, Mindaugas Šeplikas. Na ką, šiandieną pradedu naują tokį projekčiuką pas save, netoli bityno. Vat štai tenais yra mano laikinas bitynas. Tai pagrindinis bitynas toliau už jo, čia kažkur gal apie 100 metrų. Tai turiu tokį lauką su tokiu vandens telkiniu, ten tokia kaip bala. Tai čia pakankamai yra drėgna. Tai vat, yra toksai vat, laukelis. Čia iškirto dabar krūmus jame, tokius medžius didesnius ir liko tokia laisva teritorija. Tai aš nusprendžiau šitą visą teritoriją apsodinti medžiais. Medžiais, kurie duotų bitėms nektarą. Tai aišku, dar čia reikia vat, truputėlį dar patvarkyti, tokius iškirsti krūmus, medelius, kurie nebus čia reikalingi. Čia dar vat, kažkada tai sodinau, matau, ieva auga, išaugusi, tai vat pratęsiu, kaip sakyti, čia sodinimą. Ir dabar pasodinsiu, turiu medelių, tai čia pirmas yra pavlonija, dabar yra balandžio vidurys, va dar tik tai pradėjo, matau, dygti, yra toks vat, mažas lapelis dar tik tai prasikalęs, tai pavlonija dar tik tai pradeda augti. Toliau čia yra Evodija hupensis, Evodija kitaip tariant, yra bičių medis, sako, kad jeigu viskas yra palanku, tai vienas medis gali duoti iki 100 kg nektaro, tai, sakyčiau, labai daug, tai vat bandysiu pažiūrėti, kaip čia jos prigyja mūsų klimato sąlygomis, nes šiaip yra čia Kinijos tam tų kraštų augalas, kur šilčiau, bet pažiūrėsiu, kaip čia gausis. Sako, priežiūros reikalauja pirmus metus, kol prigyja, po to kaip užauga, tai jinai kaip ir auga. Tai va, tai čia turiu įvairių spalvų, dviejų spalvų, viena balta, kita mėlyna, jeigu neklystu, dabar neatsimenu. Tai va, matau, kad skiriasi truputėlį lapai, va, yra tokie didesni, yra kažkokie mažesni, tamsesni, manau, štai ir skiriasi spalva. Ir čia dar turiu tokį, nežinau, neatsimenu dabar pavadinimo, bet klevas, kažkas tai neatsimenu dabar tiksliai. Vienu žodžiu, šitas medis yra dėl lipčiaus. Bitės neša iš jo lipčių pakankamai gerai. Toliau vienas dalykėlis, kurį pabandysiu vėl šiais metais, tai panaudoti išspaudas, vaško išspaudas, čia kur yra seni koriai sulydyti. Jie yra išspausti, vaškas išrašėjęs ir likusi tik tais, tai vadinama mirva berots, merva rusiškai. Vat, tai dar turiu trašų, tokių pavasarinių, kad augaliukai augtų. Taip, grandininis pjūklas, benzo pjūklas, kad medelius čia truputėlį praretinti šitus krūmus. Ir prisikasiau dar iš miško, atsivežiau juodžemio. Tai maišysiu tą juodžemį pusiau su reiškiasi, tomis vietinėmis žemėmis, dėsiu tas vaško išspaudas ir trašas. Tai va dabar visą procesą pabandysiu taip nufilmuoti jums ir parodyti. Teritorija apvalyta. Vat visur medeliai išrikiuoti, sudėti. Taip iš akies sudėjau daugmaž, kad būtų toks nemažas tarpas. Va čia irgi tą pusę daug medelių eis, tai dabar duobių kasimas. Duobės iškastos visur. Ten. Čia antra linija dar eis kelios, nes netilpo. Vat. Per kastuvą kasiau kažkur. Dabar maišysim mišinuką. Seni koriukai sudėti. Juodžemis. Trašos. Žemės. Viską sumaišom. Ir pasodinam. Viskas. Baigta. Visos evodijos pasodintos. Tai išėjo pasodinti 10 evodijų. Dviejų spalvų. Po to čia va šitie va kažkokie neaiškus man dar jie. Reiks pasiklausti pardavėjo, kad man primintų, kas per pavadinimas. Tada žinosiu. Vat, 10 evodijų, 2 neaiškus ir liko dar pavlonija. Pirmą kartą pabandysiu pavloniją, gal daugiau pasodinsiu, jeigu gausiu. Va, kaip gražiai jie čia jau žiūrisi.
Tai tikėkime šalnų nebus, nes reikia sodinti evodiją, kada jau nėra šalnų. Na, žiūrėsim, aišku, kaip čia. O čia va Paulonija. Paulonija, be lapukų dar, tik vienas lapukas apačioje skleidžiasi, tai žiūrėsim, kaip čia viskas augs. Tai va, tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.